Daugelis šaltinių teigia, kad actekai pirmieji pradėjo auginti kakavmedžius ir virti kartaus skonio šokoladinį gėrimą, teikusi išmintį ir jėgą. Vėliau šis gėrimas Kristupo Kolumbo dėka pasklido po Europos vienuolynus ir karalių rūmus ir tik po kurio laiko jis tapo prieinamas eiliniams žmonėms. Tačiau pirminė anglų nuomonė apie kakavą pasak vieno vaistininko buvo pamazgos tinkamos tik kiauliams. O kaip mes vertiname saldumynus šiandien? Saldumynai tai yra vienas iš nedaugelio malonumų, kurias leidžia savo saugęs žmogus. Saldumynai tikrai pakelia nuotaiką, tikrai pakelia ūpą. Šokoladas aplamai yra kaip afrodiziakas. Ir pavyzdžiui, netgi, sakykime, actekai naudodavo šokoladą kaip būtent vyriškumo pastiprinimui. Tai jau rodo labai daug, ar ne, apie jėgą būtent šokolado. Poveikis aišku, dėl jo dedamųjų dalių. Dėl atskirų medžiagų, kurios organizmui yra tinkamos. Viena iš to yra, sakykime, gliukozė. O jeigu iš neurobiologinės pusės žiūrėti, gliukozė yra ypatingai svarbi medžiaga organizmui, todėl kad neuronai, tos mūsų svarbios ląstelės, valgo, jeigu taip būtiškai pažiūrėti, tik gliukozę. Nieko kito iš angliavandenių. Tai už tai tos gliukozės reikia, už tai gliukozei tuo pačiu ir saldumynams didžiulis poreikis vaikų, jaunimo tarpe. O kodėl? Taip yra todėl, kad ten smegenys labai aktyviai vystosi tam amžiuje. Kakavos pupelės, iš kurių gaminamas šokoladas, actekams atstojo pinigus, o 16 amžiuje jos buvo laikomos visų tautų valiuta. Už 100 pupelių galėjai nusipirkti vergą. Ir tik turtingas ir kilnus žmogus galėjo gerti šokoladą, nes jis gėrė pinigus. Saldumynai, jie netgi fiziologiškai yra įrodyta, kad jie teigiamai veikia tas smegenų vietas, kurios atsakingos už malonumą, ypač šokoladas. Malonumas jis daugiau fiziologinis, sakykime, bet iš to fiziologinio atsiranda ir toksai emocinis gal pasitenkinimas. Žmogus juk jisai ieško gerų emocijų. Šokoladas, sakykime, pagamintas būtent su meilės yra gera emocija. Kodėl taip yra, aš negaliu pasakyti, tiesiog tai yra labai subtilus skonis. Tai yra tiesiog, mes iš tikrųjų tokio nieko nededam, bet jis tiesiog yra ta kakavos pupelė, iš savęs jinai yra tokia, ten yra kakavos sviestas. Ten yra ta pati kakava. Reiškia, tai yra visa tai, kas, sakykime, sukelia tą tokį teigiamą jausmą. Vaikystėje, kai aš, pavyzdžiui, pats matydavau, ar ne, tuos šokoladinius saldainius, man atrodė, kad tai yra kosmosas, kad yra tie žmonės, kurie gali gaminti šokoladinius saldainius, yra be proto laimingi žmonės. Šiandieną aš pats gaminu. Suvalgę 100 gramų šokolado plytelę gauname net 550 kalorijų. Todėl nuo seno šokoladu papildomi lakūnų, kosmonautų, narų, sportininkų bei studentų maisto daviniai. Žmogus jisai valgo saldumynus tada, kada jam trūksta laimės, šviesos, meilės, malonumo. Saldumynai tai yra pasilepinimo produktas. Ir kai žmogus nori padaryti savo mažytę šventę, jisai gali suvalgyti gabalėlį šokolado, gabalėlį torto. Ir visą tai iš tikrųjų leidžia tas kelias minutės pailsėti nuo savo rūpesčių. Organizmas pasako, ko jam reikia. Tik tai reikia mokėti klausyti. Ir jeigu organizmas sako, kad reikia šokolado, tai reiškia tuo metu reikia.